Sveiki, mielieji! Tęsiame mūsų rubriką Didmiesčio skonių su Urte. Ir šiandieną vystome toliau madingiausių dešrų ir sūrių tematiką. Svečiuojamės restorane Jurgis ir Drakonas, kuriame susipažinsime su dar viena nauja Lietuvai turbūt dešra Indūja. Šios dešros kilmė yra Kalabrijos regionas, tai būtent Jurgis ir Drakonas pradėjo pirmieji vežtis šią dešrą į Lietuvą, iš šio regiono. Dešra yra įdomi tuo, kad jinai nėra standi kieta, ji yra šiek tiek tasi. Ir ji yra gaminama iš kiaulės žandų, lašinukų, tiesiog įvairių kiaulės dalių, bet netgi 40% jo sudėties sudaro aštrus Kalabrijos pipirai. Tad įvairiam patiekalam jį priduoda itin specifinio skonio. Turbūt todėl ir mėgsta ją restoranai ir šefai. Na, o šiandieną mes paprašysime pagrindinio Jurgio ir Drakono šefo Italo Michele, kad jis pagamintų picą su šia dešra. Kiek žinau, ši pica yra beprotiškai mėgstama visų Jurgio ir Drakono lankytojų. Do you like Indūja? I mean, it's the wholly spicy. I can heat in the whole like dishes, and especially in pizza. So it is popular here? Here, yeah, we start to make this Indūja around 8 months, and start to be really popular here in Lithuania as well. Kaip matote, meistras iš Italijos, Michele, labai meiliai ir atsakingai ruošia picą. Viskas paprasta, visi eina paprasti ingredientai, svarbiausia kokybė ir meilė tikriausiai gaminant. Kaip matote, šita Indūjos dešra, jinai yra plėšama, yra visai kitokia nei tarkim kokia saliami dešra, kurią galite atsipjauti. Ją būtų galima su šaukštu kabinti. Be abejo mozzarella, buffalo di mozzarella, šviežias bazilikas. Na ir dabar ši pica keliauja į krosnį. Mūsų Indūja pica yra paruošta, kvepia labai gardžiai. So, Michele, do you have your favorite cheese and sausage? Yeah, I mean, my favorite cheese is here as well. Oh. We have some piece of scamorza. Scamorza is like mozzarella, but it's smoked. And the sausage, we have salami Napolitan, and it's very good here, yeah. And it's a bit spicy like Indūja, but the taste is very good. Thank you. Ačiū Micheliai. Prašau. Ir ragausime. Dabar pasigaminome pizzą. Ja ragausime. Kaip ta Indūjos dešra. Oi, iš tikrųjų čia tinka. Iš tikrųjų, ši Indūja dešra yra tikrai išskirtinė, ryškaus skonio, gan aštri, tad nepadauginkite jos, bet fantastiška.